kokios yra tendencijos, kai atėjo jau rudenėlis ir jau oras atšalo, nors ir oras atšalo, mielos damos, mėly ponai, nu nebūkit susiraukę, nesuraukit šiknų. Tikrai kartais toks vaizdas atrodo, kai išlipat iš taksi, kad baisiau atrodo už patį taksistą. Paklausinėsime žmonių, kas madinga dabar, kas nemadinga. O, mūsų Juozas, mūsų mados guru, gal galima paklausti, Juozai, tavęs apie šias rudenio tendencijas. Visos tendencijos gatvėj. O, palaukit, galima paklausti. Bet Juozai, žiūrėk, turime žmogų. Ar jisai madinga? Jis man tai atrodo, jisai kaip barsukas kažkoks iš tamsios Kaip tu taip gali sakyti? Normaliai žmogus apsirengęs, padik tai ramybė, kas čia darosi? Bet mėlyni džinsai pagal naujausias tendencijas Paryžiaus ar su kėdais baltais. Normaliai, Jėzau. Milijonas žmonių taip nešioja ir jam nerūpi visai jokios matos. Kodėl čia kiekvienas turi būti madingas? Kas čia daro? Viskas, baigėt? Labai gražios pirštas. Ačiū Jums labai, būkite ir toliau toks madingas ir visą laiką gražinkit mūsų miestą. Ačiū Jums labai. Žmogų, kuris tikrai... Juozai, dar vieną žmogų, nes mes pasižiūrėsime, kokios yra rudens tendencijos, nes tikrai vaikšto visokios išsipešiojusios voverės. Kokios čia, kodėl tu taip sakai apie žmonės, kas čia darosi? Tu knygų daugiau paskaitai? Panelė, klausykim, aš neturiu laiko. Ne, bet akiniai, aš nežinau, baisius kaip išprotėjusios voverės kažkokios akys, tai kam tos akys reikalingos? Tai labai gražus akiniai, vienintelį, ką jinai šiandien gražų turi, tai akiniai. Ačiū. Ačiū Jums labai, Jūs labai graži ir Jūs puiki voverė. Ačiū Jums, būkite madinga. Tu knygų paskaitai, kaip tu su žmonėm elgiesi. Tu iš vis nieko nemoki šnekėti su žmonėm. Jis bėga nuo tave. Tai Juozai, mes senyvo amžiaus moteris. Kokios senyvo? Tai man atrodo tavo visas klientės senyvo. Labas. 100 metų nemačiau. O jūs pažįstami? Pažįstami, žinoma. Klausai, o tai kur išvažiavai? Krūzai. Taip. Bet Juozai, šitas striukė, Graži striukė paliktų ją ramybę. Jinai to, ko reikia, Madonos striukelė. Labai graži striukė. Juozai, tas šalikėlis gyviškai netinka. Palik tą šalikėlį, viskas tvarkoja. Jisai geras, tendencija, leopardas tinka. Tikrai geras? Tikrai. Geras šalikėlis. Šitą, tašė atkutiūras ar... Gal mes einam kur nors? Kutiūras, pažiūrėk, dera viskas, visos spalvos, viskas teisingai. Žmogus atsikėlė, išėjo į darbą ramu, nes... Ponia, pas jūs labai deras spalvos, viskas labai gerai. Ir šita pantera yra labai madinga. Tikrai, ponia, jūs nuostabiai atrodote. Apsirengusi gražiai. Nuostabūs sakiniai. Kur pirkot akinius, ponia? Tryda pasibaigsiu su kada nors šitą, ar ne? Kur jūs taip apsirengęs einat? Į darbą. Bet, Juozai, argi galima su tokiais rūbais, su tokiu šaliku eiti į darbą? Kodėl? Žinoma, galima. Prancūziškas mazgas, viskas labai europietiškai atrodo, panašiau, kad labai normalu. Būkite madingas, būkite darbe, dirbkite ir laukite naujos mados klyksmo. Ačiū tau, Juozai, tikrai, kad tu mums padėjai suprasti naujas tendencijas ir mūsų mielos ponios tikrai norėtų tau padėkoti ir bėk, kurk, Juozai, naujas madas, tikrai bėk, nes be tavęs, kaip kūryba tarsi sustojo tos 5 minutės, kurias aš tavęs užlaikiau, tai sustojo visa meno kūryba. Bet žmonių nekados nebjauriai nevadė. Ne, nebjauriai aš niekada nebjauriai. Gerai, ačiū Juozai, iki. Laimingai. Mados guru. Koks ten guru? Ir gerai, matė jis ten tą Paryžių, viską matė, bet vis tiek jis neturi nei laidos, nei saldainių linijos. Gerai, turi kvepalus. Kas tie kvepalai? Bože. Patys matote, kad visiškai neturi kažkokio savo stiliaus. Viskas nukopijuota nuo jūsų, mielos ponios Giedriuko. Aišku, matosi, kad prisižiūrėta laidų. Taigi galima rasti, kažką derinti visiškai kitaip. Viską kažką suderinti, vieną rūbą prie kito. O dabar, aš nežinau, tai jeigu mes visi pradėsim tokią vaišę, tai kas pasidarys, kad kažkokią klonų armiją. Sutikome, aišku, matosi, kad jūs esate studentas, bet vis tiek, nors ir studentai, mieli mano studentai. Aš nestudentas. Normaliai, aš aktorius esu. Todėl jis nusprendė, kad studentas. Bet jeigu jūs esate aktorius, jūs vis tiek būnate ant scenos, žmonės mato, mielos ponės, taigi žmonės jūs matote, kaip jūs galite derinti rūdą prie mėlyno, iš kur jūs šitą, iš kokiam jūs žurnale skaitėt? Tai kad jūs pas jūs švarkas rūdas šalikas mėlynas. Sustok akimirką žavinga. Ką čia filmuoja? Ne, palaukite. Filmuok. Kažkur matytas, man.
įsikišat kišenės rankas, nu tai Tai šalta, o tai kokios čia? bet tai dėl mados galite įsitraukti, nu kas šalta, man irgi labai šalta, bet aš vis tiek, va, prašau, vaikštau. Galiu čia susikišti. Nu kažkokį laisvės pojūtį turėkit, nu kažkokie visi mes susivaržę, aš nesuprantu, visiškai susivaržę, nu kaip kažkokie tai grybai po lietaus. Nu viskas man nepatinka, jūs visiškai kažkoks nesusijęs. Nusimtų akins, kas šito nepatinka? Ne, Ką? kodėl? Pasižiūrėk tu per savo tos veidrodinius akis, kaip tu atrodai, gaidytų. Kas tau yra? Ne, tai man kodėl, man patinka. Kas tau nepatinka, kas čia užsidėjęs? Tie užtrauktukai. Ką? Geri tie užtrauktukai. Ką tu čia užsidėjęs? Ir visa, bet aš čia labai Važiuok gerai į šiaurę, atrodo. Asti. Ponas labai gerai atrodo. Kas tu išeik, tenai? Gerai, gerai, čia išeik. Išeik čia! Tai tikrai labai madingas. Pas jūs viskas labai gerai. Mielos ponios, taigi jūs matėte, kad kartais ir tos mados tendencijos būna labai pavojingos, tai žiūrėkite, saugokit save, mielos ponios, nepersistengkite ir būkite tikrai madingos.